Gaminame makaronų padažą bolonezę. Dideliame puode užkaiskite vandenį. Kai vanduo užvirs, pasūdykite jį, dėkite makaronus ir virkite tiek minučių, kiek nurodyta ant pakuotės. Morką nuskuskite ir sutarkuokite. Svogūnus nulupkite ir supjaustykite smulkiais kubeliais. Česnakus nulupkite ir susmulkinkite. Keptuvėje įkaitinkite aliejų, dėkite į morkas, svogūnus ir česnakus ir kepkite, kol apskrus. Tada į tą pačią keptuvę verskite maltą jautieną, vis pamaišydami kepkite, kol iš mėsos išgaruos vanduo. Į keptuvę su mėsa dėkite pomidorų pastą, pabarsykite druskos, pipirų ir dar pakepkite kelias minutės. Tada supilkite pomidorus savose sultyse ir troškinkite apie 10 minučių. Po to pilkite pieną ir dar patroškinkite kelias minutės. Kai makaronai išvirs, juos nukoškite, įdėkite į lėkštes, ant jų uždėkite bolonezę padažu ir pabarstykite tarkuoto sūrio. Skanaus!